Nu, aš studijoje kalbuosi su vaikų literatūros eksperte Eglė Baliutavičiūtė. Sveiki, laba diena. Labą dieną. Na, pristatykime tas knygas, kurias atsinešėte šiandien į studiją. Žinome Mažąjį princą, ar ne? O čia knyga pavadinimu Mažoji princesė. Taip, bet pradėsiu nuo to, kad apskritai šiandien atsinešiau net 4 knygas, kurios yra jau tapusios iš principo vaikų literatūros klasika, tiek lietuvių, tiek užsienio autorių sukurtos. Tai labai smagu jas pristatinėti, nes visą laiką net ir pakartotiniai vertimai suteikia labai džiaugsmą, kai pasirodo naujais viršeliais, atnaujinti, gražus. Ir pirmoji taip, ne Mažasis princas, bet Mažoji princesė. Ir aš turiu klausimą jums. Žinot, ką reiškia būti princesė? Nežinokit, neįsivaizduoju, bet turiu žmoną, kuri kartais tokia būna namuose. Taip. Šis pasakojimas apie mažą mergaitę yra, kuri buvo labai turtingo tėčio auklėjama Indijoje. Na, čia apie tuos laikus, kai dar Britai buvo Indiją kolonizavę pasakojama. Ir ją paskui išsiunčia jau mokytis į mergaičių seminariją Londone. Jinai ten nelabai kaip jaučiasi, bet jinai turtinga, jie visai kaip pasirūpinta ir vieną dieną nieko nebelieka. Nebėra tėčio, nebeliko jų turtų. Bet visą gyvenimą buvo tarsi princesė. Ir ar dabar vien tai, kad nėra turtų, mažiau princesė. Ir ta maža mergaitė nusprendžia, kad būti princesė yra ne išorinis dalykas, bet vidinė būsena. Kaip tu tvarkaisi su savo gyvenimu? Ar tu eini išdidžiai per jį, nesvarbu, kokios nelaimės tave ištinka, ar tu joms pasiduodi. Tai apie tai šita yra tikrai įkvepianti ir labai graži knyga. Tikrai vaikų literatūros klasika, kuri, aš manau, gali ir suaugusius žmonės įkvėpti, niekada nenuleisti rankų ir eiti į priekį, tikėti savimi ir, na, tam tikrą prasme visą laiką būti princesė viduje. Nu taip, knyga ne tik vaikams, bet jeigu esi, pavyzdžiui, Instagramo princesė, tau irgi vertėtų šitą knygą perskaityti. Gerai, keliaukime toliau. Dabar knyga, kuri įtraukta į moksleiviams rekomenduojamų knygų sąrašą, ir tai yra legendinis Bembis. Taip, tai yra pirmoji dalis, Bembis, kaip žinote, yra Bembis ir Bembio vaikai. Bembio vaikai šiek tiek vėliau pasirodys, taip pat, bet pirmoji knyga pasakoja apie mažylį Bembį, kuris gimsta girioje, Elnias. Jis mėgaujasi nuostabia gamta, nuostabiu gamtos pasauliu, mokosi pažinti, kaip veikia gamta, kokie gyvūnai čia yra, mokosi, ką reiškia būti elniu iš savo mamos. Šalia kažkur yra jo tėvas, kuris, na, kaip būna gamtoje, yra šiek tiek nutolęs nuo mažųjų gyvenimo. Ir viskas atrodo tobulai iki tos dienos, kol pasirodo mes, dvikojai žmonės, medžiotojai šiuo atveju ir nušauna Bembio mamą. Ir tada Bembio gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom. Ir, na, kadangi šita istorija yra visiškai realistinė ir Bembis ir atsiduria tokioj padėty, jis kaip mažas elniukas, ar jis išgyvens vienas laukinėje gamtoje, o gal jam kažkas padės. Na ir čia, aišku, ateina stipri tėvo figūra, kuris taip tarsi ir iš tolo, bet šiek tiek jau arčiau jam padeda suvokti, kaip reikia gyventi, kaip reikia saugoti save ir kitus ir ypač saugoti žmonių. Taigi, šita knyga yra tikrai labai paveiki ir, manau, be galo patiks vaikams, kurie mėgsta gyvūnus. Aišku, jau paaugusiam nuo 8-9 metų ir tokias istorijas, kurios, na, griebia už širdies, kartais norisi ir tiesiog šypsotis iš laimės ir gražumo, kaip viskas gerai, ir kartais tiesiog vos neapsiverkti, nes labai labai liūdna pasidaro. Bet tokios knygos labai svarbios, aš manau, vaikams, nes leidžia išgyventi visą jausmų paletę, labai saugiai knygos pasaulyje, bet suprasti, kad, na, gyvenimas labai įvairus ir galų gale, kad mes esame atsakingi ir už gyvūnus, pavyzdžiui, šiuo atveju. Kaip manote, ko vaikai gali pasimokyti iš tos istorijos? Labiau suprasti gamtos pasaulio ritmą, kas tai yra, kaip tai atrodo, nes jis labai smarkiai skiriasi nuo to, kaip mes žmonės gyvename. Antra, suprasti, kad ir gyvūnai jaučia, patiria. Jie nėra žmonės, jų suvokimas visiškai kitoks ir beje autorius šitą labai neblogai atvaizduoja knygoje, jis niekada nesistengia sužmoginti gyvūnų, bet parodyti, kad jie irgi turi tam tikrus jausmus, tam tikrus siekius ir taip toliau. Žodžiu, pažinti gyvūnus. Tai ir šiaip daug gyvenimiškų pamokų yra apie šeimą ir apie panašius dalykus iš gyvenimą, kaip svarbu turėti tvirtybę savyje. Puiku, keliaukime prie kitos knygos, tai yra apsakymų rinktinė Seneliūkštis. Na, skaičiau, kad knyga skatina mąstyti, spręsti didelius klausimus, būti jautresniu. Kuo ji dar gali būti naudinga vaikams?
Pirmiausia, tai yra smagus skaitinys, daugeliu atveju Vytautė Žilinskaitė, kaip žinome, yra nuostabi lietuvių vaikų literatūros klasikė, gebėjusi ir labai jautriai rašyti, ir kartu labai šmaikščiai pašiepti savo herojus. Ir iš šitą rinktinę yra surinktos jos realistinės apysakos apie vaikus ir įvairias situacijas, kurios tiems vaikams nutinka. Nes prieš tai išėjusioje rinktinėje buvo surinktos tik tai pasakos ir ji vadinosi Žiogas stiklinėje. Ir šitoje knygoje iš tikrųjų mokoma ir mąstyti, pažinti kitą, įsiklausyti į kitą, pagalvoti, o koks tas pasaulis, ar jis tikrai toks, kaip man atrodo, ar aš galiu jame elgtis, kaip noriu. Ir kaip ir sakiau, labai smagu, kad autorė taip šmaikščiai rašo ir kadangi dalis jos kūrinių yra tokių didaktikos prieskonių, per tą visą šmaikštumą, tos didaktikos nesijusti, nežinot, kaip tiesiogiai sako, nedaryk taip, tai norisi daryti priešingai. Neik į teatrą. Taip, būtent. Šiuo atveju jinai tiesiogiai niekada nepamokslauja, bet parodo per situacijas ir tą šmaikštumą. Ir, pavyzdžiui, štai vienas vaikas labai mėgsta meluoti, jis netgi autobuse nenori užleisti vietos seniems žmonėms, jis apsimeta susiraukęs, kad jisai yra senas ir staiga jį, pavyzdžiui, visi pradeda laikyti iš tiesų senų žmogumi ir šiek tiek taip šaipytis. O jis mažas vaikas ir po to, nelabai jam smagiai baigė šitą situaciją. Ir tas kūrinys ir juokina, ir šiek tiek liūdina, nes, vaikas liūdnas po viso to, bet tikrai ir pamokama, ir šmaikštu, ir kitos istorijos, irgi taip daugelis jų turi tą dvigubą matmenį ir moko mąstyti dėl to, kad ne visada, kai kuriuose istorijose nėra vieno atsakymo. Ar yra gerai ir blogai? Mano papasakotos istorijos atžvilgiu, taip, žinome, kad reikia užleisti vyresniems vietą autobuse ar troleibuse, bet kitose istorijose nėra, tiesiog leidžiama pajausti, ką išgyvena veikėjas, su kokiais jausmais susiduria, kokios priežastys iššaukia tuos jausmus ir panašiai. Tai tiesiog dėl to ir tas dvigubo adresato netgi matmuo atsiranda, kad vienaip gali perskaityti kūrinį vaikai ir visiškai kitaip suaugusieji, arba giliau. Gerai, pereikime prie kitos knygos, tai viena populiariausių poemų Justino Marcinkevičiaus Voro vestuvės. Iš tikrųjų, vaikų literatūros klasika, taip ją galima pristatyti, ar ne spektaklį, miuziklas net yra pastatytas. Oi, labai daug ir be galo smagu, man pirmiausia noris pasakyti, kad pagaliau perleistos visos 3 pagrindinės ne pjesės, bet eiliuotos poemos Justino Marcinkevičiaus. Tai ne tik Voro vestuvės, bet ir Greitoji pagalba ir taip pat Grybų karas. Visiškai naujų pavidalų, kas tikrai labai svarbu ir buvo labai laukiama. Ir Voro vestuvės yra, nežinau, man tai asmeniškai gal net šiek tiek juokingesnės už Grybų karą yra. Ir pasakojame apie tokį savanaudį vorą, vabalų karalių, kurį įkalbina, kad reikia vesti saulę, kad reikia pasiglemžti, vabalai nori pasiglemžti savo, kad niekam kitam nebūtų tos saulės ir jau voras rengiasi tą saulę pasigriebti savo tinklais, bet jam nelabai kaip sekasi. Tai tokia smagi ir pamokama istorija, kad gal nereikia kartais aukščiau savo bambos šokti, kad nereikia būti savanaudiškam, reikia gamtos turtai saulę dalintis visiems, tikrai, bet ir net ir be tų pamokų tiesiog labai smagi istorija skaityti, vaidinti, ne veltui iš tikrųjų ją ir labai dažnai stato, pavyzdžiui, vaikų darželiuose ar mokyklose. Puikiai, labai smagiai papasako, čia net arachnofobiją turinčiam vaikui būtų įdomu paskaityti šią knygelę. Labai smagiai nupiešti vorai, tai nieko baisaus. Neišgąsdins, labai gerai. Ačiū Jums, čia buvo vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Dėkui Jums, kad atėjote į studiją.